kada žmogų, kuris tarnauja Dievui, atlieka Dievo kažkokią misiją, keiki, niekini ir žeminį kažkaip prie kitų žmonių. Tai irgi tam tikra tamsa. Kada mes savo giminės arba artimųjų tamsai pasiduodame. Pakartoto įstatymo 33 skyrius, 8-9 eilutė. Apie Levį jis tarė, tavo tumimas ir ūrimas, tebūna su šventuoju, kurį išbandėjai Masui, su kuriuo kovoji prie Meribos vandenų. Leviui patikė Levio giminį ūrimą ir tumimą. Ta priemonė, per kurią Dievas kalba visai tautai. Kodėl? Nes buvo išbandytas Masoje Levis. Levitai buvo išbandyti Maso. Kaip jie buvo išbandyti? Prisimenam. Jis sakė savo tėvui ir motai, nepažįstu jūsų, savo broliams nežinau jūsų ir atstumė savo vaikus. Jis laikėsi Viešpaties žodžio sandaras. Kada dalis Izraelio nukrypo Mozei, per ilgai būnant ant Sinajaus kalno, dalis tautos nukrypo, pasidaro golemą, auksinį. Levitai lieka ištikimi. Nežiūrint to, kad daugelis ir jų tėvų ir brolių net sakė, nu ką jūs čia, ne, giminystė, bet Dievo valia yra Dievo. Jie pasirinko Dievo valią, ne giminystės tavo. Ir sako, už tai čia buvo išbandymas. Juk ir mūsų gyvenime gali būti išbandymas, pavyzdžiui, taip, su tokia situacija, kad, pavyzdžiui, kažkoks artimasis giminaitis kažkuris prieš šitos dalykus. O čia tas pats išbandymas kaip ir Masui Levitams, kad tu pasirinksi ar Dievo kelią, ar norą įtikti savo giminiai, artimam. Nu, pagal tai spręsis to žmogaus vertė Dievo akyse, ką jis pasirenka. Žiūrėkim toliau, Kunigų 21 skyrių dar paskaitykim. Kunigų 21 skyrius, 10-11 eilutė. Jei kunigo duktė paleistuvautų ir tuo suteptų savo tėvo vardą, bus sudeginta. Vyriausias kunigas, ant kurio galvos šlieta, kuris šventinti be kitėtų šiandien nuglans. Reiškia, labai aiškiai pasakė, kunigo duktė paleistuvautų, bus sudeginta. Labai griežtai, nesvarbu, kad jinai kunigo duktė. O dar griežtesnis reikalavimas, dar lavonas sudegins. Ne kunigo duktė paleistuvautų, tai akmenim užmušti. O čia dar lavonas bus sudegintas. Nesvarbu, jokių privilegijų. Jeremija 9.4 paskaitykim. Jeremija 9 skyrių 4 eilutė. Sako, saugokitės artimo, nepasitikėkite brolių, nes brolis elgiasi klastingai, o artimas skleidžia šmeižtus. Vienas apgauna kitą, jie nekalba tiesos, jie išmokė savo liežuvius kalbėti melą, elgtis suktai, kol pavargsta. Atvirkščiai, jeigu artimas kalba melą, elgiasi neteisingai, paprasčiausiai sako, saugokis jo, kad neįtrauktum tamsą ir tu netaptum panašus toks iš solidarumo su tuo savo artimu. Nesako, artimas, ką darysi dėl artimo, ir jūs biški pameluokit ir jūs pasielkit neteisingai ir sulaužykit Dievo įsakymą, nes artimas nori, kad tu sulaužytum tą Dievo įsakymą. Ne, nesako taip, sako, saugokitės. O čia pavojus. Jeigu artimas bus nusiteikęs laužyti Dievo įsakymus, gyventi pagal kitus principus negu Torą, visą laiką bus mums išbandymas, aišku. Nes jis norės, kad ir mes laužytumėm. Labai retas atvejis, kada artimas pats negyvena pagal Torą, bet pasakys, jūs tai jau gyvenate. Čia labai retas atvejis. Didžioji dauguma irgi norės, kad ir tu laužytum Torą. Nes jis laužo, nes jis taip gyvena. Kiekvienas žmogus, jo gyvenimo būdas, taigi etalonas visiems kitiem, ne tik jam, turi būti teisingiaugi nieks neišmastė, negu mes patys savo. Kiekvienas žmogus galvoja. Žmogus egoistinė būtybė. Jo visi veiksmai yra jau patys geriausi ir patys tie. Ir dabar, žiūrėkit, mūsų artimasis giminė nevykdo tokio kažkokio tamsos plano, kurį mes vykdom. Tai kaip tai? Pasipiktinsim, darysim psichologinį spaudimą kažkokį, bandysim manipuliuoti juo emociškai. Na, vėlgi išbandymas. Sielos tvirtumui parodyti. Ar jį kaip avelę gali vedžioti vien dėl to, kad artimas. Ar iš tikrųjų jisai turi savo vertybės, pasaulyje žiūri, sakys, prašom
prašom gerbiamas artimas, gyvenk kaip nori, tavo reikalas, suaugęs žmogus, tu, aš gyvensiu kaip aš, matau reikalą ir viskas. Aišku, tada bus kelios manipuliavimo stadijos, piktumas, spaudimas, paskui apsimetimas auka. Ir tu šitai pasielgsi, Dieve mano, tu žinai, kad aš, pavyzdžiui, man blogai tenai, aš sergu ir taip toliau, kad aš nesveikas, man tenai koja ar šona ar galvas skauda ar dar kažką. Ir tu taip elgsies, tada ant gailesčio spaudžia, oi, kadangi jis nesveikas ar kažkokią lygą turi ar kažkaip tai blogai jaučiasi, jam mes turim sulaužyti tą įstatymą, kad jam būtų nuo to geriau. Elementarus manipuliavimas, kai žiūri iš šalies, labai lengva suprasti, bet kai pats atsiduria žmogus toje situacijoje, jis jau nebemato, jis objektyvaus sprendimo nepriima. O čia išbandymas, čia tobulinimas, superinis reikalas. Tai Biblija apie visas tamsas kalba. Tai įdomis. Mes vieną tamsą, antrą, trečią, tada mes įskėjom, kai kitas tamsas visas pašalinsim. Tada tik pamatysim dievišką šviesą. Kai pašalinam tą tamsos uždangalą, vieną, kitą, trečią, kol mes veikiam, tada mes pradedam suvokti šviesą, tada pasikeičia viskas. Automatiškai keičiasi sielos kokybė, pasikeitus sielos kokybė, automatiškai keičiasi suvokimas, atsiranda kiti pojūčiai, kitas pojūtis, su kuriuo mes jaučiam, suvokiam ant gamtinį pasaulį, aukštesnį pasaulį kūrėją ir gaunam tą dievišką šviesą, automatiškai suvokimui naujam atėjus atsiranda naujos galimybės, nauji sugebėjimai, naujos galios ir taip toliau. Mes pakeliam į aukštesnę kokybę. Toks tikslas ir yra šito gyvenimo, save išpatobulinti. Save patobulinti. Ir šitą savęs tobulinimą mes gausim iš Dievo atlygį. Gerai, bet tai dabar mes turim kitokių neatidėliotinų svarbių reikalų, buitinių. Dabar mes nieko negalim dvasinio taisyti, nes yra buitiniai neatidėliotini reikalai. Yra ir buvo ir visada bus. Ir žmogus, jeigu pažiūrės savo gyvenime, visą laiką bus vienas pasiteisinimas, dar per mažas, per jaunas, ką jis gali dar suprasti, dar ateis laikas vėliau. Vėliau reikia mokslus baigti, kažkokius profesiją įsigyti, reikia šeimą sukurti ir taip toliau. O tada jis susiminės. Tada šeima, vaikai, namai, buitis, dirbti reikia, užsidirbti šiek tiek. Ir nėra kada, pensiją neišeisiu, gal tada daugiau galėsiu, prašiau išeiti pensiją. Kai kas ir neišeina, nebesulaukia. Vieto gyvena iki to, kad išeina, jau nebe ta galva, jau nėra tų įpročių, sudėtinga, arba pensija maža reikia dar dirbti, vėl nėra kada. Gyvenimas tuščiai. Pragyvenai, atrodo, kad tik tai, kad pasidauginti, pavalgyti, pamiegoti. Papramagauti kažkiek. Gyvenai. Ir viskas dėl to, negi jūs dėl to čia atėjot, gerbėmieji. Čia gimėt. Su rimta užduotim, su rimtais tikslais gimė. Ne, žmogus sutinka, jo, kažkas tokia yra, bet jo, reikės, bet užsimsiu vėliau, bet neužsiema, jis turi, matot, savo apgailėtinam gyvenime svarbesnių dalykų, matot, šiandien. Kągi, vasara pasibaigs, pjūtis pasibaigs, derlius liks ant lauko nenuimtas. Gali būti taip, niekas nežinom, kada mus pašauks. Sakys, nesitaisai, nedirbi, pavelniu eik iš čia. Bet kasgi masto iš to dvasinio aspekto? Masto tik tai žemišką aspektą su žemišku aspektu lygina. Jis nebando iš aukštesnio pasaulio pozicijų pamastyti. Apie šakas iš šaknų pozicijos pamastyti. Jiems tie dvasiniai dalykai kuo mažiausiai. Jiems svarbiausias yra šitas aspektas. Momentinis kažkokio pigaus noro, alkio, naudos, poilsio, tingumo ar dar kažkokio poreikio patenkinimą savo. Ir jis teoriškai gal jisai suprastų, kad taip gyvenime yra aukštesnių dalykų, kad yra Dievas, yra Tora, kodėlgi ne, gal čia Dievo žodis mums reikėtų tos įsakymus susipažinti su jais ir kažkiek, jis faktiškai filosofiškai neneigia to pasaulio žiūrinio. Bet kodėl jis nevykdo? Tokių žmonių didžioji dalis beje. Kurie, čia, gal ir nieko, gal čia viskas ir ne. Bet kodėl jie nepuola pasitikrinti arba nepuola vykdyti paprasčiausiai. Nes yra svarbesnių dalykų. Kodėl aš studijuoti, geriau pagulėti, paklausyti muzikos, kažką nuveikti, nuvažiuoti į gamtą, pagerti su draugais ar dar kažkur, užsimti kažko. Kažko savo malonumą kažkokį. Tingi.
dar kažko naudos, o čia dar reikės kažko atsisakyti, atsisakyti to, atsisakyti tano, atsisakyti, nu kaip aš atsisakysiu, nes aš vartoju alkoholį, nu kaip dabar aš jau atsisakysiu, nu kaip aš atsisakysiu svetimavimo, kaip dar kažko atsisakysiu. Tokia problema su žmonėmis. Jie pasirenka žemišką naudą, menkos vertės visiškai naudą. Dažnai net už Ezavo bliūdą lėkštės mažesnė nauda. Tiesiog jis atitingi, tiesiog nori nieko neveikti, pagulėti. Jis neįsi susirinkimą, nes nepastudės toras. Tai dar mažesnė nauda už tą lėkštę Ezavo. Aišku, jis pasijuoks iš Ezavo, tas Ezavas, matai, bet juk dauguma žmonių kiekvieną dieną ne po vieną kartą taip elgiasi. Renkėsi, galėtų dvasinį kažkokį, jis pasirenka kažkokį. Taip yra, Ezavo tamsa. Noras kitų žmonių akyse atrodyti teisesniu negu esi. Sutinki, kad, čia padariau kažką blogai, bet neparodysiu, pavaidinsiu, kad aš čia teisus, kad aš viską teisingai darau, teisingai suprantu. Yra žmogui kiekvienam didesniu, mažesniu laipsniu šitas nesveikas toks noras yra įdėtas. Atrodyti geresniu, negu esame iš tikrųjų. Tai veda iš to labai daug. Puikybė, veidmainystė, neobjektyvumas, nukreipimai, daug dalykų ateina. Pakartoto įstatymą 8 galim paskaityti. Ir sako, kad būtų aiškesnis kontekstas, nuo 6 eilutės iki 8 paskaitykim. Ir tau broli, sūnus, duktė, mylima žmona, draugas, kurį myli kaip savo sielą, norėtų suvedžioti tave, sakydamas, eikim ir tarnaukim svetimiems dievams, kurių nepažinė nei tu, nei tavo tėvai. Čia gali būti nuodėmės slėpimo tamsa ne tik tai savo paties. Tu gali kitų žmonių nuodėmės slėpti. Taip, kitas žmogus daro blogai, bet tu slėpi nuo kito. Jis kenkia kažkam, gal jis narkotikus pardavinėja. Ar jūs plėšikauja naktį, tu žinai, ką aš čia kišiuosi, ne mano reikalas neslėpsi. Ir tu faktiškai prisidedi prie to, kad ta nuodėmė ir tas nusikaltimas būtų tęsiamas, kažkas dėl to nukentėtų, taip. Tai sako, eik tau brolis, sūnus, duktė, mylima žmona, ar draugas, kurį myli kaip savo sielą, norėtų suvedžioti tave, sakydamas, eikim ir tarnaukim svetimiems dievams, kurių nepažinai nei tu, nei tavo tėvai, dievams tautų, kurios gyvena šalia tavęs, ar toli nuo tavęs nuo vieno žemės krašto iki kito, nesutik su juo ir neklausyk, nesigailėk ir neslėpk jo. Neturi slėpti. Dabar duosiu paprastą pavyzdį. Egzistuoja kahalas, taip? Bendruomenė. Ir mums bendruomenį kažkoks žmogus, bendruomenės narys pasako, žinai, nie aš čia tikiu šitom nesąmonėm, tom torom visom niešką, nie aš čia ko laikausi, kai nieks nemato, aš čia svetimauju ir alkoholį geriu ir taip toliau. Rimtai čia nežiūriu. Ateinu aš čia dėl visai kitų tikslų ten. Ateina žmogus, ten yra narys aktyvus, kur man reikalingas, man ten gal verslė sutartį su juo reikės pasidaryti, ar kažkokia moteris ar vyras simpatiškas, ateinu dėl to tik tai. Ir mes sužinom tą ir pamatom, kad jis ten gurkšno alkoholį, tik tai niekam nesakyk. Ne, mes nesakysim. Palaukit. Negali šitai būti. Bet iš karto turim, arba tu pasakyti, man tai pasakyti, arba tu išeik iš susirinkimo, arba šitą klausimą turėsim kelti. Negalim, nes automatiškai tu su savo, kaip sakyti, tokia tamsia nuostata tu dvasiškai terši visą kahalą, mažini jo efektyvumą. Tai yra nuodėmės slėpimo tamsa. Toks pavyzdys. Dar viena tamsos rūšis, tai yra kitaip stagnacijos tamsa. Mes ją vadinam. Tai yra atsisakymas priimti naują šviesą. Atsisakymas priimti gilesnį supratimą. Mes taip surėdami, kad ateinam į šitą gyvenimą, tarsi nieko nemokėdami, tarsi nieko nežinodami. Ir į tiesą einam, ne, wow, staigi per minutę atgimęs iš aukšto, naujas kūrinys Jėzuje Kristuje, arba budistas nušvitęs, iš karto jis jau dabar jau prieš minutę buvo tamsoje, po minutės jau šviesoje, jis jau dabar visiems aiškins, kaip gyvena. Taip nėra. Viskas pasaulyje vyksta labai lėtai. Ar augalas, ar žmogus, ar gyvūnas auga lėtai fizinis, dvasinis kartais dar ilgiau auga.
dvasinis pažinimas. Šiausiai. Ir nori, nenori, kadangi tu daug nežinai, tu priverstas a priori priimti kažkokią tai tiesą tradicijai, kuri tau yra įdedama. Nu, mes susidurėm su krikščionybė. Nu, tai mes siekiam Dievą žodį, priim krikščionybę. Bet po truputėlį kapsi tą informaciją, atsiranda kritinė masė tos informacijos, tų žinių ir patirties, ir tu matai, kad ne, krikščionybė nėra kelias. Niekur tai neveda. Ir tada reikia pataisyti savo tą pasaulėžiūrą, kažko atsisakyti, to, ko jau prieėjai. Bet kitas dalykas, bet palaukit, aš tiek ten 5, 7 ar 15 metų jau tai buvau prieėmę, kad dabar keisi, kaip tai atrodys. Žmogus pasirinka stagnacijos tam. Čia paprastai dažniausiai teologų ir dvasiškių tamsa. Jūs manot, kad daug teologų ar dvasiškių jie tokie kvaili, kad nepastebi, kur? Pastebi. Bet tai ką tu dabar pakeisi tiek laiko, kol pastebėjai, jis aiškino taip, ar ne? Gyveno taip, šitoj sistemai tarnavo, kuri taip ir dabar pakeisi. Taigi, nu kaip čia taip? Nukentėsi netgi. Jeigu ne tik taip psichologiškai, bet apskritai visais požiūriais nukentėsi. Bus suspenduotas, išvarytas, išjuoktas, įsityčiotas ir panašiai. Ir pasilieka prie to. Taip radau, tai pavyksiu. Stagnacijos tamsa. Kaip nešviesa visada Dievas neduoda didelę. Mes negalim iš karto tos didelės šviesos gauti. Mes nepajėgus. Tiesiog, pavadinkit taip, net laikys psichika, protelis sutriks. Mes tą šviesą, tą informaciją, tą supratimą visą per patirtį, per labai mažom porcijom gaunam. Didelėm porcijom. Ir paskui gauni, pamatai, kad jau po 5 metų gavimo, tu matai, kad jau kažkur pasaulėžiūrą šiek tiek pataisyti reikia, kas buvo prieš 5 metų. Tai natūralu. Jeigu šito nebūna, tai žmogus apsimeta, tai nėra sudėmės, tai yra falšas. Jisgi negimė žinodamas, nė vienas negimė. Reiškia, per tos 50 ar 15 ar 20 metų sudėmė, jis nieko naujo nerado, nieko pataisyti nerado, ir ten klaidų iš jo nebuvo padaryta. Nu, nebūna taip, ar ne? Nu, kam čia meluoti? Taip ir turi būti. Tai va, žmogus, nu kaip aš dabar pasakysiu, kad aš prieš 10 metų galvojau, va taip, o pasirodo ne taip. Gal mano autoritetas nukentės. Žmogui svarbiau net netiesa ir netiesa, žmogui pasakyti autoritetas kažkoks psichologinis. Ką pagalvos žmogus? Nu pagalvos, ką padarysi. Tau turi būti svarbu, kad Dievas pagalvos, ne kad žmogus pagalvos apie tave. Tu supranti, kad ir pats tęsdamas tą, kad tu pamatai, kad ne viskas teisingai, tu tą žmogų apgaudinėsi, tęsdamas, ne tik save. Tai čia stagnacijos tamsa labai bjaurus dalykas. Apie ją rašo Jeremija 48.1. Moabo tamsa įvadinama Biblijoje. Jeremija 48 skyrius, 1 eilutė. 8 skyrius, 1 eilutė. Oi, atsiprašau, ne 1 eilutė. Vienuolikta, atsiprašau, eilutė, 11 eilutė. Žiūrėkit. Moabo charakteris, tai reiškia charakteris sielos, kuris šitos stagnacijos tamsos paveiktas. Kaip jis elgia. Moabas gyveno be rūpesčių. Nieko tau nereikia, tai pradai, tai paliksi, pasiėmė tokią doktriną, gimėm tamo katalikų krašte, gerai, katalikiškai priėmė. Ten viskas surašyta, išdirbtas, nieko tau, be rūpesčių. Nuo pat savo jaunystės jo mielės nusėdo. Čia kaip mielės nusėdusios yra ant dugno. Nevyksta jokia reakcija, joks darbas jame, jokių reakcijų, jokių nevyksta emocinių, viskas ant dugno, nusėdė viskas. Jis nebuvo perpilamas iš indo į indą. Kaip tave įpylė į vieną indą, pavyzdžiui, katalikišką indą, taip tu iš jo neišeini. Turi pastoviai kažkokią naują šviesą, naujas svetimas dalykas, kurio dar iki to neturėjai. Tai yra progresas. Čia įsivaizduokim, kas būtų žmogus, ką išmoka 1 klasė ir nieko daugiau jau, ką 8, 9, 12 klasė arba aukštajam jau nieko naujo nebeidės, jis tik tai tiek turi. Jokio progreso nebūtų. Tai va čia stagnacija. Bet religijai šitas ir dominuoja, toks stagnacijos tamsa, visos religijos dominuoja.
Jo skonis nepasikeičia, kvapas nepasikeičia, jo mylės nusėdusios, neperpilamas iš indo į indą, į tremtį neina. Iš savo komforto zonos. Susikuria psichologinė komforto zona. Bet tai kvailystė, didžiulė kvailystė. Balos ir pelkėsios. Žinot, vanduo iš balų ir pelkių nelabai, tu gali vandenį tą gerti, ne šaltinis. Taip, šaltinį gali atsigerti. Bet iš balų ir pelkės. Kodėl? A kodėl negali iš balos ir pelkės gerti? Jisai nebešvar, jisai neteka, jis nejuda, jisai visiškai nejudantis. Stingęs, šiltas, todėl veisėsi jame visokia velneva. Vartot netinka. Tai va tokia ideologijos, religijos, pasaulėžios sistemos jis tapo balom ir pelkėm, kurių negali gerti. Atsisakymas, nenoras kurt šeimą. Vienas ir viskas, man gerai ir nenoriu nieko aš paprasčiausiai. Tai ne pagal Dievo įsakymus, jis neturi noro tokio turėti, tai yra tamsa, tamsos rūšis. Jis turi bandyti sukurti šeimą. Tai reiškia. Kodėl? Pradžios 2.18 sako. Šios knyga, 2 skyrius 18 eilutė sako. Viešpats Dievas tarė, negerai žmogui būti vienam, aš padarysiu jam tinkamą padėjėją. Taigi žmogui negerai būti vienam, sako Tora. Ir 24 eilutė, tam pačiam skyriuje. Todėl vyras, tai yra įsakymas, todėl vyras paliks savo tėvą bei moterį, susitiks su savo žmona ir juodu taps vienu kūnu. Tai reiškia vienu kūnu. Šiaip žmogus vienas, jis yra tarsi pusė kūno. Jisai negali savęs realizuoti pilnai. Toliau, patarlių 31.10 paskaitykim. Patarlių knyga. 31 skyrius 10 eilutė sako. Kas gali surasti gerą moterį? Yra daug vertingesnė už perlus. Taigi, reiškia, net didžiausios pasaulio brangenybės yra neprilygsta sutuoktinį, geram aišku. Geram. Čia kalbam apie gerą sutuoktinį. Ekleziasto 4 skyrius pasižiūrėkime. Ekleziasto 4 skyrius nuo 9 iki 11 eilutės. Sako, du geriau yra nei vienas, nes jie turi gerą atlygį už savo triūsą. Jei vienas kristų, kitas jį pakeltų, bet vargas vienam, jei sklinta nėra, kas jam padėtų. Čia nebūtinai, kad, žinot, nugriuvo žmogus blogą pasidarė ir niekas greitosios neiškvietė, nes vienas gyvena ir rado jau pašvenkusi po savaitės, duris išlaužė. Toks variantas, nes ateis visas sutuoktinis ras, iškvies greitoje, suteiks pagalbą ir taip toliau, ne vienas gyvena. Bet kalbama ir apie dvasinį, psichologiją, kokį tai kitą kritimą. Vienas kitą palaikys. Gali žmogui atėti sunkus periodas, kas jam išties ranką. Jei dviese miega, vienas kitą šildo, bet kaip sušilti vienam. Jei vienas užpuolamas, dviese pasipriešina. Trigubą virvę sunku pertraukti. Prie ko čia ta triguba virvė, jeigu du? Šeima. Kodėl triguba virvė? Šeima kuriama iš 3 asmenų. Tokia savotiška poligamijos rūšis. Šeimą sudaro ne 2, o 3 asmenys. Vyras, moteris ir Dievas. Jeigu šeimoje nėra Dievo to elemento, tai ta šeima ji mažai vertinga. Ir niekas. Turi būtinai būti trečias asmuo Dievas. Šeimoje. Dievo vardu, Dievo garbė, Dievas pagrindinis tikslas ir dar šeima gyvent pagal Dievo duotus principus. O tada Dievas bus. O tada jau tikrai viskas su trigubos virvės nepertrauksi. Dvigubą, sako, nesako nepertrauksi. Kaip ir dvigubą dar pertrauksi. 18-20 patarlių. Kas randa gerą žmoną, randa laimės ir viešpaties palankumą. Vau! Įdomus dalykas. Gerą sutuoktinį susirandi. Geras susirinkimas. Ne tik tai, kad laimės randi, visokiojopas, bet dar viešpatės palankumą. O geras dabar šaunuolis, ieškojusius, radai dar aš tau padėsiu.